Jei namuose norisi žalumos ir šaltuoju metų laiku, štai 5 augalų grupės, kurios būtent atitinka šias sąlygas. Mūsų klasika – karduotė, sanseviera ar netgi liaudiškai uošvienės liežuvis. Visi ją atpažinsim iš vertikalių lapų, jie yra stori, tokie sultingi, jie gali būti marga ar net ši veislė tokia stati kaip spagetis. Šis augalas nepakenčia per didelio laistymo, todėl, kai laistai, palauk, kol substratas visiškai išdžius. Ji gali pakęsti ir šešėlį, todėl žiemos metas jai nebaisus. Šie blizgūs gražūs lapai yra zamiokulko, dar kitaip vadinami pinigų medžiu. Zamiokulkas gali būti įprastos žalios spalvos arba šiais metais be galo madingas juodos spalvos. Jis labai gražiai atrodo moderniuose interjeruose. O ši išskirtinė zamiokulko veislė zenzi pasižymi lėtu augimu, mažesniais lapais ir jos stiebai būna stori. Zamiokulką tikrai galite auginti tamsesnėje vietoje, jis ten puikiai augs. Zamiokulko šaknys turi tokius gumbus, kuriuose kaupia vandenį. Todėl labai svarbu tarp laistymų leisti substratui visiškai išdžiūti. Tad jau geriau mažiau vandens, bet tikrai ne per daug. Sukulentai – tai dar viena augalų grupė, kurie puikiai išgyvena žiemą. Jie būna įvairiausių formų, spalvų, tad tikrai rasi, kurį išsirinkti. Jiems užtenka šviesos, jeigu jie auga ant palangės. Tik nepamiršk, jie irgi mėgsta sausrą, todėl tarp laistymų leis substratui visiškai išdžiūti. Sukulentų augalų grupė yra be galo plati, tad tikrai rasite augalą, kuris galės papildyti jūsų namų jaukumą. Jeigu namuose norisi žiedų žiemą, rinkitės vėzdūnę. Jos žali, tamsius gražūs lapai, o balti, elegantiški žiedynai tikrai papuoš jūsų namus. Vėzdūnė puikiai valo namų orą, todėl ją galite auginti miegamajame. Namuose vėzdūnė mėgsta santykinę oro drėgmę ir kad būtų pakankamai šviesos, tad rinkitės pietinę pusę. Na ir 5 augalas tai yra chlorofitas. Jis yra vienas iš senesnių augalų, tačiau parinkus tam tikrą vazoną ar net jį pakabinus, šis augalas tikrai pagyvina jūsų erdvę. Chlorofitas tai tas augalas, kuris jums atleis jūsų laistymo klaidas. Tad laistykite pakankamai retai, kad jo šaknys neužmirktų. Chlorofitas geriausiai auga šviesesnėje vietoje arba šešėlyje. Tai štai 5 augalų rūšis, kurios puikiai jaučiasi ir žiemos metu, kuomet turime trumpesnę dieną. Kai kiti augalai vargsta, tai šie augalai tikrai gali žaliuoti jūsų namuose. Prenumeruok mūsų kanalą ir sužinosi dar daugiau naudingų patarimų.